Tai gerą dieną, vadybininkai. Kam jūs nesitikėjot mane pamatyti tokiam amplua, nesą tokia technika. Čia šitas tarakonas yra turbūt antras mėgstamiausias sunkvežimis po Skanijos tos, kurie dirbu Norgose. Tai čia yra 400 arklių savivartis. Geras bičiulis paprašė, kad biškį jam pagelbėčiau prie ūkio. Tai kažkada aš čia dirbau pas jį. Tai sakau, mielai, aš tau padėsiu, nes man šiokį tokį nostalgiją su tokia technika pavažinėti. Atsimenu, kažkada pilnas kviečių per lauką 70 eidavau ir nieko nejusdavau. Lemba čia į Via Baltica iš tokį biškį nejaukų. Kas čia stas? O Jėzus, nuvirtas. Kur aš čia baigiau tą mintį? Nu, žodžiu, nostalgija, man šiokį tokį čia su tą mašiną pavažinėti, tai bus šauniai. Pabandysiu gal parodyti, kaip čia iš laukais atrodo tas tarakonas. Nes čia vėjai. Šiaip nežinau net ar stabdžiai yra. Gal bus. Jeigu sakė, kad važiuojate, reikia tikėtis, kad bus. Tik tais tiek, kad jisai ant lingių, tai kamera čia nelabai laikysis Via Baltijos keliuose nuostabiuose, o net balsas trūkčiai. Tai va, ką varau, žodžiu, išsikraut miežius. Šiaip prieš ateinančią pasidarbuot biškį jam padėti. Klausiau, sakau, jeigu prie miežių, tai negaliu. Nes, sakau, man alergija pats, žinai. Ne, miežių nebus. Ateinu, pasižiūriu popierius miežį pakrauti. Na, okei, galvoju, čia vieną reisą, gal man nieko baisiai nebus, adrenaliną turiu, tai viskas okei. Šitą, kiek matau, saliklinį miežį, ne bet kokie. Nu, nesvarbu. Varom, pasižiūrėsim, kaip ten vyksta tie išsikrovimai. Biškį kitokią kontentą. Baigiu atlikti elevatorių. Blemba eilutė čia tai nemaža. Kiek čia tų mašinų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aš 9. Biškį teks palūkėti. Jaučiu reikia atsitentuoti, kol aš čia laukiu. Atsimint, kaip čia kas pridaryta, kaip čia tentuojas, kaip čia kas daras. Oi, pirštinių yra. Bet tos pirštinės tokios tai... Ai, gal gerai. Taip, vieną čia atsegam. Kaip čia padaryta? Vieną čia. Čia žiūriu, visai ta eilutė greitai juda, tai gal nereiks 2 valandas sėdėti. Čia gerai būt galvos nenusisukti. Čia nieks nepritvirtyta. Čia kažkas biškiai įkišta. Čia reikia su dusliarka rankų nenusidegit. Blemba. Kamera biški maiša. Bandam taip.
Nu, tentas nėra, kad lengviausiai tentuotas. O kiek alų čia bus. Čia tą, ką žiūrėk, reikia prisiekti kur nors. Čia gal kur nors tai... Ne? Nu, gal nepamesiu. Tai vis dėlto biškį apsiskaičiau, nebuvau ten 6, 7, o buvau koks 15-16 gal. Tai jau valandą viršaus geros laukia, dabar eilėje esu 7 ar 8 kažkas tokį. Bet neliūdna čia visai lauk, nes yra kebrų senų pažįstamų, tai galiu pastovėti. Eilutės, visur eilutės. Na nieko, Lietuva, čia reikia priprasti prie tokių dalykų, prie tokių bajerių. Toks vaizdelis. Normaliai. Tai ko laukiu, sakau, reikia gal apžvelgti šitos skanės komplektaciją, ką čia gera yra jo, tai turim raciją, radiją, 8 bėgių greičio dėžė ir elektriniai langai. Čia dar kažkokios knopkės, bet niek šiandien neveikia, apart hidraulikos išsipilt. Yra abudu galiniai tiltai varomi, blokuojas, šaibinis tachos ir viskas. Biškis skirtams yra tarp mano baltos ir šitos. Čia žinau, kad buvęs anglas, tai perdaryts į Europą prieš daug metų. Sėdynės neorinės, neventiliuojamas, kondiškės nėra, kondiškė va, atidarytas langas. Ir ką, beveik kaip Kamazas tikras. Aš net neįsivaizduoju, kelintai šie metai yra. Bet lėkia tai kaip išprotėję, stačias. Stabdžiai biški tokie nelabai kokie, bet stabdžiai tik bailiamo, ne? Žodžiu, laukiu ir čia išsipylus šoksiu į kitą Kamazą ir varysim toliau darbuotis. Nu pagaliau likau pirmas eiliai. Paims va mėginį kaip ten kad ima. Nežinau, jums ten matas, nesimato, gal matas. Jisai pavažiuos, biškį palauks ir aš galėsiu važiuoti. Ko aš čia dabar ko nevažiuoju? Tai mėginius paėmė, varysiu ant svarą. Davė kažkokią kortelę, reikės kažką ten paskanuoti. Nueisiu, pamatysiu, dabar vienas įvarė. Tai palaukiu, kol jisai susitvarka ir tada jau man varyti. 5 sandėlis, sakė. Nu, nežinau, ką jūs čia matysit nuo to kaklo, bet gal mažu ką matysit. Einam ieškot, kur čia nusiskanuot. Dvim 9700. Kortelė čia. Žalia. Keturias minutės ir tuščias. Varom vėl. O. Kokybė. Pažiūrėsim, kiek čia atvežiau. Šiaip palei dokumentas bendrą gali vežti
2 tonas su šita. Tai transportiniai nesupyktų, jeigu sustabdytų. Viršsvorio nebuvo. Kiek atsimenu, jisai tas tarakonas tuščias apie 13 800 sverdavo. Tai 15 tonų kažkas bus, ne? Einam žiūrėti. A, 13 300. Neto 16 tonų 400. Tai nėra blogai, sakyčiau, gal ką? Į tokią šalandrą. Pala, kviečiama biškai sunkesnį gal, ne? Neatsimenu. Tai nesvarbu. Tai ką, varau šitą pastatyti ir imsiu kitą tanką. Ten jau biškai toliau reikės važiuoti. Tai va tokia čia eilutė. Nemaža visai. Vėrė linkėjimai. Žinau, kad žiūrėsi. Aš galvojau, kad jau čia gal bus biškių mažiau, bet ne velnio. O, kokia technika. Tai aš visą šitą eilę atstovėjau ir parodysiu, kur aš sustojau. Kiek čia buvo iš visų tų mašinų. Aš čia iš ryto taip beprotnamis. Bet šiaip niekad nėra buvę. Na, aišku, aš buvau čia prieš 2 metus. Tai būdavo 2 mašinas, jeigu stovėjau eilė. Tai aš va čia va prie tų smalpiukų 2 kažkur buvau sustojęs. Tai atvažiavau apie 8:30, kiek dabar yra? 11. Gerai, varau kitur. Čia kas tai Skanija įdomu, kad yra mechaninė 8 pavarų dėžė, bet bėgis junginėjant sankabus į viršų nereikia junginėti, o koja mano laisva, nespaudžiu. Pimt yra 7. Vėl koja padėta, nespaudžiu. Pimt 8. Įlėki. Bėgis junginėti reikia tik iš vietos važiuojant ir žeminant pavaras, reikia tas sankabas spausti. O čia tai technika. Ką laukia turim plus 24, reikia įsijungti kondicionierių. Kažko neveikia. Ei, kas atsitiko? O, biški su nesklandumais, bet veikia. Dieve kaip purta. Tai su šituo tanku darbai baigti. Pakėliau kuzovą, kad jeigu vanduo, jeigu lietus lytų, kad išbėgtų, nebūtų balų. O jum jeigu reikės greideriavimą, žviravimą, skaldos, bet ko, kas išbyra, ar tai perveš ką nors, kas byra, tai skambykit tuo numeriu. Pasakykit, kad nedėjok. Gal duos nuolaidus, bet abejoju. Tai va, viskas varau Opelin ir varau į kitus darbus. Nu žiūrim, ką turim čia. Dabar su tokiu varysiu. 4-2 arklių mechankė. Tai nes aš baltarankis moku ir su mechankėm važiuoju. Ten suštentuotas. Dabar laukiu, kol žmogelis atvarys, parodys, kur važiuoti. Ai, nemeluoju, 3-8 arklių. Tai parodys, kur yra laukas ir varysim krautis. Jau liktai sakė, laukit ant manęs, tai žodžiu, gazuoju. Tai parodė man jau, kur laukas yra. Čia žvyrkeliu kokie 8 kilai gaunas važiuoti. Jau čia vieną ratą susukau. Bet žvyrkelis kokios tragedijos, tai o Jėzus. Nukrautam da ką darysi, važiuoti kažkaip normaliai, bet tuščias tai čia visas purtais.
Bet aš niekur neskubu, kur čia neskubėsi. Tai... Kas įdomu, kad ir čia kur reikėjo išsipilti. Irgi svarstyklės su kortelėm, kad čia Lietuvoje niekam nebereikia svėrėjų. Taip tai būdavo atvažiuoju pasilapinį su kokia močiutėlė ar tai mergužėlė. Keli žodžiais persimeti, va viskas automatizuota. Atvarai kortelę brūkšt, pist važiuoji išsipilį. Tai kalbėjau čia su ūkininku, tuo sakė, lyg tai šiandien jau pabaigtuvės. Tai aš čia jaučiu, ką tik šiandien biškį pasidarbuosi ir viskas. Šiaip nežinau, kada šitas video išeis, tai nuo spalio lapkričio mėnesio žiemos sezonui kažką ieškosis darbų papildomų, kad grįžęs iš Norgo. Vieną savaitėlę galėčiau susukti kokį reisą, ar tai į Švedas, ar tai į Europą. Aišku, už atitinkamą mokestį. Ten už 8-9 eurų tai nesiūlykit, bet jeigu žinot, kam ekstra reikia, vairuotoją, ar šiaip kažką biškį pagelbėti, tai drąsiai rašykit, nes sakau, dabar tiksliai tik nežinau, ar nuo spalio, ar nuo lapkričio ir taip kažkur iki kovo pabaigos bandysiu visus surasti kažkokios papildomus veiklos. Nes, orai nieko gero, tai ką veikti. Nei su Opeliu, kur išvažiuosi, nei į sodą kokį nueisi, o pinigėlis ličnas niekada nepamaišys. Aš tikiuosi, jūs čia mane normaliai girdit per tos visus tarškėjimus, varškėjimus. Langą užsidariau netgi, kad biškį mažiau to triukšmo būtų. Toks va vaizdelis, taip vyksta kviečių nuėmimas. Šito klaso kederis dabar sakė 11,80 ar 13 metrų, nes šitų yra kombainai, tai nebežinau kurio. Nieko nėra, 4-5 tonos. O į perkrovimą priekabą sakė telpa iki 27 tonų kviečių, tai pilna priekaba perkrovimą, pilna priekaba fūrų. Gan sparčiai čia vara, galiu pasakyti. Laukelis ir pabaigtas, čia dabar man supils kas liko, bet jau čia dar turėtų trūkt biškį. Paskui palipsiu, pasižiūrėsiu, nes jeigu dabar užlipčiau, tai vėjas į tą pusę, tai visas dulkenus palikčiau. Bet jau neturėčiau būti pilnas, nes čia 2 bunkeriai dar tik tais. Nu ten prieš tai biškį pylė toną 2 gal. Nu tai sakė varyti išsikraut. Nesu pilnas. Reikia užsikurt, kad orą pumpuotų, kol užsikantuosiu. Aišku, ne tiek daug ir trūksta. Pusę bunkerio kokią gerą. Žodžiu, varau tentuotis. Čia tentavimasis irgi toks mantras padarytas. O, šitą tempi. Ir viskas. O kaip čia virš man dabar pasiekti? Negi reikės lipti ant priekabos. Nu jo, nenukrita viršų.
kad ir neužpūs vėjas atgal, kol aš čia suvaikščiosiu. Gal nepanašu, kad užpūs. Tai galą prisirišiu, kaip išvažiuosiu į kelią. Ja, mane mačiau piršinės yra, čia tavo Volvoje nėra. Čia įsitempė ir visą laiką diržą padariau skersą, kad nesiplevesuotų nuo vėjų. O, Jėzus, rankus kokį. Irgi va, diržiuką apsuku. Čia jau politika biški kitokia. Blemba tų vabalų kiek daug. Čia iš vienos pusės gerai sugalvota, kad tentą užsidaryti, jeigu kauburį pripilti. Bet iš kitos pusės tas va pasilieku diržą galas ir jau turiu jį čia vyniuoti ir kažkokį mazgelį užrišti, nes kitaip gali pamesti, ką aš ir padariau. Pirmą reisą važiuodamas atsirišo man čia Via Baltikui. Teko pradėti melstis, kad nepagautų ratų ir nesulankstytų štangos. Ką važiuoju ant kelio, kad galą gumas pasiimti. O blemba nukryto vieną, gal pagausiu. Nereiktų tada stoti. Ai va, nu ko čia nais tas tepalas. Ai, eiktų. Aš galvoju, kad čia suodžiai. Nu, načert. Kaip aš taip? Ai, ne veltui abi kairės rankos. Ai, tai va taip tepalo atsiūmys. Nu, žiuplys, kitaip nepasakys. Negaliu kartais atsistebėti savo kvailumu. Tai va, atlėkiau į išsipilimą. Lipam ant svarstyklių. Stabdis, pasiėmu kortą ir einu čia po kairę pusę nusiskanuoti. Biškį reik palauk, kad svarstyklis suvaikščėtų. Viskas, žalia lemputė užsidegė, įvarau išsipilti.
O išsipilčiau tiesiai į tą sandėlį, tą siaurą įvažiavimą. Padaryta ten gale fūrum, kad išsipiltų. Yra žmogelis, kuris reguliuoja. Ir išsiverti. Varau atsitentuoti ir piltis. Tai op ir tuščias. Vėl ant svaro tą patį procedūrą. Tik dabar jau be grūdų. Ir varysi ieškoti naujo lauko. Gal pakeliui bus koks žmogelis, gal parodys, kur ten ką daryti. Ne kur ką daryti, o kur važiuoti. Vėl nulipam. Biškį palaukiam neskubėdami. Kaip žalia. Tai va, tokie tie darbai. Tai ką daugiau, aš jums čia nelabai ką naują parodysiu. Vėl tas pats pasikrauti, čia pat išsikrauti. Standartiškai video gavos toks, koks gavos. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas laikinat, ačiū, kas komentuojat ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim, kada pasimatysim. Viso.